Whoever would have thought that a cartoon character would cause this to happen? I'm gonna be dead before next week ends. I'll be dead. Legit dead. Jis buvo youtuberis, kuris laisvai dalinosi savo keistų ir šokiruojančių gyvenimu. Bet kai jo mintis ėmė glemžtis tamsusis pasaulis, niekas nepamatė įspėjamų ženklų, kurie privedė prie kraupios tragedijos. Istorija prasideda Pensilvanijos valstijoje, kurioje gyvena 13 milijonų gyventojų, tarp jų Steirų šeima. Randy Steiras gimė 1992 metais, kuris vėliau tapo vyresniuoju broliu. Jo tėvas Robertas ir motina Loren buvo vidutinė Ameriko šeima, kuri buvo susifokusavusi į savo vaikų auginimą. Augant, Randys buvo labai drovus vaikas, jis nemėgo būti dėmesio centre ir mieliau rinkdavosi būti atokiau nuo visų. Jis buvo vieno labai populiaraus animacinių filmukų kanalo gerbėjas ir dažnai savo mokyklos knygose piešdavo savo mėgstamiausius personažus. Viena iš jo vaikystės svajonių buvo būti animaciniu herojumi. 2008 metais Randy susikūrė YouTube kanalą pavadinimu Pionieriška gamyba. Į jį skėlė kvailus humoristinius filmukus, kokių buvo galima tikėtis iš 5-mečio paauglio, ir bėgant laikui jame ėmė vyrauti 3 pagrindiniai personažai – jis pats, Varlytė ir Banginis. I don't care. I'm setting you straight even if it kills me and sets the house on fire. I'm gonna do it! You have got to be kidding me! I'm a fucking fraud! You want me to get educated? I've had it up to here with your attitude, your manners, your... You mean you still haven't told them about us? What? No! There is no us! 2010 metais jo tėvai išreiškė norą, kad jis prie jų prisidėtų finansiškai. Todėl Randy'ui būnant 18 metų, jis pradėjo dirbti vietinėje maisto prekių parduotuvėje. 2011 metais Randys taip pat tapo YouTube partneris, kas leido jam užsidirbti papildomų pinigų. I just jumped up when I saw that, so my big goal is accomplished. Tai jį motivavo ir iki pat 2014 metų jis eksperimentavo, bandė gyvai žaisti žaidimus ir juos transliuoti, bet galiausiai jis atrado Amber. Danny Phantom yra amerikietiškas filmuko serialas, kurio pagrindinis herojus yra paauglys vaikas, kuris po nelaimingo atsitikimo tapo vaiduoklio ir žmogaus hybridas, bandantis išgelbėti pasaulį. Randys tapo apsėstas šiuo serialu, dėl ko viskas ir ėmė blogėti. Viena iš naujų serialo personažų buvo Amber McLean. Ji buvo roko žvaigždė vaiduoklio pavidalu, kuri savo muziką naudojo kaip ginklą kovojant su priešais juos hipnotizuojant. Randys ėmė dievinti personažą ir jos grojamą muziką. Ir nepaisant to, jog ji buvo tik animacinio filmuko veikėja, jis teigė, jog ji buvo pirmoji jo tikroji meilė. Apie tai jis kalbėdavo ir savo vaizdo įrašuose. I just kept looking at her and it's like she got it. She understood me. I understood her. We had feelings for each other. And it was way more than just a simple connection. It was life-changing. I went into a zone that I had never really been in before. Jam ji buvo tikra karalienė. This close to my baby. Well, Ember was my baby. She's not my baby anymore. She's my queen. Mackenzie's my baby. Mackenzie, baby! Randys teigia, jog jis yra dvasiškai susijęs su Amber ir jis ją pažinojo dar prieš jam gimstant. Jo gilių įsitikinimu, jo siela gyvavo kitoje realybėje prieš jam tampant žmogumi. Savo fantazijų pasaulis vadino Amber vaiduoklių būriu, sutrumpintai EGS. Nuo to laiko Randys visą savo laiką skyrė savo aistrai – Amber vaiduoklių būrio animacijos piešimui. Jis susikūrė naują YouTube kanalą. Prieš tai nusprendė atsikratyti senuoju, sukuriant 5 dalių video serialą, kuriame nužudo 2 pagrindinius personažus – Varliuką ir Banginį. 2015 metais į savo senąjį kanalą įsikėlė paskutinį vaizdo įrašą. Šiame siužete žaidžia Call of Duty žaidimą, kuriame pasirodo Amber. Jie diskutuoja apie tarpusavio ryšį ir kaip jį pakeitė jo gyvenimą. Tuomet jis paima dėžę, kurioje yra Varliukas ir Banginis, ir ją sudegina. Metaforiškai tai reiškia praeities pabaigą. Nuo tada jis ėmė save vadinti Andrew Blaze ir visą savo laiką skyrė savo Amber vaiduoklių būriui. Jo tamsusis pasaulis ėmė viršų. Viename vaizdo įraše, kurį pavadino Bedugnė,
Jis dalinosi tamsiomis mintimis apie pasaulį ir skatino žiūrovus pažiūrėti į prarają ir atrasti save. How well do you really know yourself? I want you to try something. Go to the mirror. Just stand there for a little while. Just staring at yourself. Do you recognize that person staring back at you? You might think you do, but I can guarantee you that more likely than not, you do truly not understand that person staring back at you. Po šio įrašo tapo aišku, jog jis žengė kitą žingsnį į iliuzinį, psichopatišką ir pykčio kupiną pasaulį. Po to, kai Rendis tapo apsėstas mirtimi, jis pradėjo pomirtinį gyvenimą matyti kaip magišką vietą, kur kiekvienas gali daryti ką tik panorėjęs. Jis tikėjo, kad kiekvienas gauna gyvenimo misiją, kurią įvykdžius galima ramiai numirti. Ir šios mintis privertė Rendį manyti, jog jam lemta mirti, kad galėtų gyventi su Amber pomirtinėme pasaulyje. Jis tikėjo, kad jo sukurti personažai yra tikri ir jam mirus jis atgims kaip moteriška siela, jo galėtų prie jų prisijungti. Mirti jis matė kaip geriausią savo ateities scenarijų. 2017 metais Rendis nufilmavo save sprendžiant savo likimą. Nuo tada jis žinojo, jog nori mirti. Jis nusprendė mesti monetą, kad sužinotų, ar turi pasitraukti iš gyvenimo vienas, ar kartu nužudyti ir kitus žmones. Okay, so here's the deal. Got a 1983 quarter right here. You believe in fate? Here's the fate test. I'm gonna flip this 3 times, or the best out of 3 rather, and if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. Įrašinėjant šį įrašą, jis jau buvo nusipirkęs Mossberg 500 ginklą. That is a tails, folks. Tails. Which means there's gonna be a loss of a human life, besides my own. Bėgant laikui, jis dalinosi įrašais, kaip mokosi šaudyti savo naujaisiais ginklais ir rašė dienoraštį, atskleisdamas savo žiaurius planus. 2017 metais, balandžio mėnesį, Rendis pasidalino savo sukurtų paveikslėlių, kuriame linki, jog visi mirtų. I just became this evil, dark ghoul. The warning signs were always there. They were there from the beginning. It's the truth. It's the honest to goddess truth. And you heard me right, I said goddess. I didn't say God, I said goddess. But I don't believe in God. I believe in a goddess, which is Ember. Dad can drop f***ing dead. I'm your f***ing kid and you don't know anything about me. You don't know how I truly feel about anything and I can't tell you that stuff. And then all he f***ing seemed to care about was like me getting a full-time job and making money and then trying to move out of the f***ing house and start my own life and all this shit, which I knew I was never gonna do. I don't see why it was such a big f***ing deal because I was still part-time at the store. I was still making money, you f***ing whore. I was making f***ing money. I wasn't just sitting around doing nothing. I was virtually full-time at the f***ing store as a part-time f***ing worker, you damn. And you make it out to be like I wasn't doing anything with my f***ing life. Kiss my f***ing ass. All that was on my mind anymore were girls. And girls and girls and girls. I could not get girls off my mind. And the whole cartoon channel is girls. Dead girls. And in the squad, like myself, there are people who were guys on Earth that become girls in the Ghost Squad, which is where I'm going. Birželio 3 dieną Rendis pasidalino vaizdo įrašu, kurį pavadina Viso gero žemė. Tai paskutinis įrašas, kuriame jis kalba į kamerą. What happened? Whoever would have thought that a cartoon character would cause this to happen? Yeah, it's all thanks to Ember. Ember changed everything. It all goes back to her. She's more than just a cartoon. Let me tell you,
I'm gonna be dead before next week ends. I'll be dead. Legit dead. Thank you for all the late nights. Thank you for all the live streams. Thank you for all of your support, all of your feedback, no matter how good or bad it was. And I hope I've helped make a difference for you. And sadly, I'll never know all the lives I've touched, all the lives I've changed. Helped change, rather. I'll never know. I won't. Alright. This is Andrew Blaze, signing off for the last time. I'll see some of you soon. Naktį, prieš suplanuotą savo ataką, Rendis padaro įrašą, kuriame jis vaikšto parduotuvėje, kurioje dirba, analizuodamas visus galimus išėjimus. Parduotuvė atrodė tvarkinga, visos prekės sudėliotos į savo vietas. Vėlų vakarą žmonių nebuvo. Vyravo tyla, kuri tęsėsi neilgai. Birželio 7 dieną, 11 val. Vakaro, Rendis prieš savo naktinę darbo pamainą atvyksta į parduotuvę ir automobiliu užblokuoja galinį parduotuvės išėjimą. Po 11:19 jis pasidalina savo animuotų filmuku savo YouTube kanale. Jame jo sukurti personažai ir jis pats užpuola vidurinę mokyklą. Po 12:10 Twitteryje Rendis pasidalina video nuorodomis, kurios detaliai nupasakoja jo mirtinus kėslus. Tada jis sėkmingai paletėmis užblokuoja likusius išėjimus ir užrakina elektrinius pagrindinio įėjimo vartus ir apsiginkluoja turimais ginklais. Rendis eina per parduotuvę ir nušauna 3 darbuotojus. Visi miršta vietoje. Kita ir paskutinė auka buvo Kristian. Tuo metu ji klausėsi muzikos ir negirdėjo viso siaubo, kuris vyko visai šalia. Peržiūrėjus parduotuvės kameras, matosi, kaip Rendis dar 5 sekundės stovi už Kristian nugaros ir apsisukęs nueinas šaudydamas į lentynas. Maždaug tuo metu Kristian nusiema ausines ir išgirdusi šūvius, supranta, kas vyksta. Nusprendusi nubėgti iki personalo kambario, pakeliui pamato negyvus kolegas. Sėkmingai pasiekus kambarį paskambina pagalbai. Tuo pačiu metu Rendis nueina vieną iš skyrių, įsikiša ginklą į burną ir taip baigia savo gyvenimą. Pasirodžius policijai, jie randa 3 Rendžio aukas ir jį patį. Viktorija Todd Brong buvo vadybininko asistentė. Jai buvo 25 metai. Ji mėgo padėti žmonėm, buvo mylinti ir rūpestinga asmenybė. Už savęs ji paliko vyrą, mažametį vaiką ir šeimą. Brian Hayes buvo 47 metų Amerikos jūrų laivyno veteranas. Jis buvo mylintis vyras, tėvas, kuris dėl šeimos galėjo padaryti bet ką. Ir 63 metų Terry Lee, kuris buvo apibūdintas kaip paprastas ir nuoširdus žmogus, už savęs palikęs brolį, sūnų ir 2 anūkus. Visa bendruomenė buvo sukrėsta. Prireikė nemažai laiko, kol visi grįžo į normalų gyvenimą. Po atakos buvo išsiaiškinta, kad Rendis prieš pat išpuolį dar spėjo išsiųsti 10 elektroninių laiškų artimiausiams draugams, jog jie žinotų apie jo planus. Juose jis rašė, kad kai jie jo skaitysis, turbūt bus negyvas. Jis apgailestavo, kad gyvenimas nesusiklostė taip, kaip jis norėjo. Ir fantazavo apie pomirtinį susitikimą su Amber ir jos būriu. Viktorijos, Briano ir Terrio likimai buvo nulemti monetos metimo. Ir kas skaudžiausia, viso to buvo galima išvengti. Neignoruokime ženklų, kuriuos siunčia žmonės, kuriems reikia pagalbos. Praneškime atitinkamoms tarnyboms, taip galime išgelbėti ne vieną gyvybę. Na, o aš norėčiau padėkoti visiems, kurie istoriją išklausė iki šios akimirkos ir paprašyti paprenumeruoti kanalą. Taip nepraleisite kitų istorijų. Iki greito.